27 turas transliacija iš Telšių, kur susitinka šeimininkai Telšių Džiugo futbolininkai prieš svečius iš Panevėžio. Netikėtai tai padarė, prieš Klaipėdos Neptūną pralaimėjo, čia Telšių Džiugo greita ataka ir labai neblogą perdavimą. Perdavimas baudos aikštelę, čia pasiekė kamuolį Ariagneris Smitas, jis su kamuoliu atlieka perdavimą, Tigrudža. Neužtikrintai sužaidžia Telšių Džiugo gynėjai ir Sarpongo smūgis praskriejo pro tolimojo kampo, vartų kampo viršų. Smūgis, bet kamuolio jis pabandys surengti dabar sėkmingą ataką. Prie kamuolio pirmasis buvo dar viena proga ir krenta įvartis. 4 numeris Kasparas Dubra. Panašia technika būtent iš kairiojo krašto link baudos aikštelę aukščiausiai pašoko Kasparas Dubra ir Sarpongas su kamuoliu į priekį. Čia pavyksta išsaugoti kamuolį Matijui Remeikiui. Ir smūgis į tuščius vartus. Taip, yra įvartis užskaitomas. Ariagneris Smitas įmušė tą įvartį berods. Čia smūgiu nukirto tiesiog Kasparą Dubrą. Futbolininkai ir... Ne, dar ataka nesibaigė, smūgis į vartus, tikrai pavojingas smūgis. Pirmas įvartis krito pirmo kėlinio pabaigoje, čia dar pavojinga situacija ir smūgis ir įmuša įvartį Noelis Embo. Įmuša savo buvusiai komandai ir, kaip minėjau, jau keletą kartų rungtynių metu puikią formą dabar turi. O šiandien rezultatas 3-0 Panevėžio naudai. Karšta dvikova, rezultatas neatspindi tos kovos, kurią mes matėme aikštėje.